Gimęs Čekas Norisas pats parvežė savo mamą namo. Ir dar asmeniškai tik, reiškia, išlindęs paspaudė ranką gydytojui. Mes tą žinome. Geras. Arba jis gimė ligoninėje, kurią pats ir statė. Taip, pasirodo, kad Petriukas nežinojo, kad jo klasiokas Jonukas yra savo klasės arba savo amžiaus Lietuvos bokso čempionas. Ir jį banaliai tiesiog prikūlė. Nežinojimas tai jėga, pasakė tėvas. Geras. Kai nežinai, yra šansų, kad tu esi vis tiek kietas. Jis atsiklaupė prieš ją ant kelių ir sako: prašau, tavo rankos, būk mano žmona. Mergina, gerai, tik stokis ir nepurvink mūsų kelnių. Žodžiu, kilimų parduotuvė, didžiulė, faina tokia. Nu ir toks įtartinas bičiukas vaikšto. Stambus, plikas toks pardavėjas, taip, nu vis tiek klientas. Prieina, sako: sveiki, ko norėtumėt? Norėčiau kilimo tokių, didesnį gal. Gali būti nebrangus, bet didesnį kilimo, prašau, vieną. O, nu tai ko jis toks piktas, nu ko dabar taip liūdnai šneka, toks jausmas, kad kokį lavoną žada atsukti tą kilimą. Tas 2 kilimus. Geras. Taip, filosofinė mintis, pamastėm. Jei vyras galva, nu kaip sako, moteris kaklas, tai kas kaltas, kad galva žiūri į kairę? Kaklas ar galva? Dar vienas. Sako, lėktuvo palydovėms stewardesėms yra lengva su vyrais. Jos visos jau žino, kaip surūšiuoti vyrai. Ir pagal klases, ir pagal pinigus. Super. Žinai, kur sėst, prisėst. Dvi draugės kalbasi: o Dieve, sako, vakar einu į laiptinį namo, ten maniakas. O siaubas, sako, rimtai, kaip baisu. Aha, mane, sako, pamatęs irgi pasakė tą patį. Sako, man labiausiai užknisa nelabai pažįstamų arba menkai pažįstamų žmonių klausimas. Tai kas naujo? Kaip man atsakyti, kas naujo, jeigu net nežino, kas seno? Čia irgi labiau ne anekdotas, o toks pastebėjimas turbūt. Na ir dar vieną turiu paskutinį iš savęs. Aš labai stengiuosi, vaikinas skundžiuosi, prižiūrėti saviškės figūrą, bet vos tik nusisuku, jį jau kažką ryja.